Taip, aš prie Gariūnų depo, dabar yra beveik 5 ryto, pradedu savo kelionę. Eisiu palei Adų kelią ir žiūrėsiu, kur aš šiandien nueisiu. Gerai, iki. Nu va, teko iššūkti iš kelio, nes atsidūriau prie kažkokios įmonės vartų ir teko eiti mišku. Visai neblogai. Toks po gamtą pasivaikščiojimas bus dabar. Pagaliau oficialiai išėjau iš Vilniaus. Ir to proga į Kalniuką. Ten ką tik nuėjo vilkas. Per gatvę perėjo. Bosiliukai. Ten matosi lapė. Nubėgo. Vasiliukus paliekam. Keliavom toliau. Dar vienas kelias. Tikriausiai teks kirst per mišką. Reikia kažkur prisėsti ir pavalgyti. Nu, biškį pasiklydom miške. Buvom. Teko pamatyti, kur šernai miega. Dabar va, kai kas kojas atsigaivins, pasigers ir vėl reikės eiti. Va, atradau Lietuvoje irgi yra krioklių. Atsigaivinsim pėdas ir biškį tęsim su savo kroksais kelionę. Nes batai tai visai šlapi. Tai va, čia jau ne Adų eiti, nes Adų negali eiti. Tai va, tokiais keliais ir vaikštau. Pievas jau darosi karšta. Paliekam rikantus. Čia yra senojo Vilnius Kaunas kelio atkarpa. Gavau gerą pamoką, nereikėjo kirsti kelio per mišką, nes visiškai nublūdinau ne ten, kur reikia. Batai sušlapo, šuo dar šerną nusivijo kažkur. Nu, žodžiu, smagiai buvo. Bet nieko, upelį pamačiau. Jau 5 kilometras tokį va keliu einu. Saulės šviečia. Kažkur bus jau ten šešėlis. Visada gerai, kai eini ir randi upelį. Nes jau kojas biškį nelaiko. O, kaip gerai. Labai smagu eiti mišku, nes vėsu iš karto. Gera, bet jau kojos jau viskas. Jau žingsniai mažėja. Kasandra irgi jau paskui eina, ne priekį. Nu, žiūrėsim, kiek čia gausi dar šiandien nueiti. Polcėriškės, saulė kepni tiesiai galvą iš aukštai. Jau čia pat ranka paduoti ir vievis. Kai nepaklausai Google, kur eiti, tai kartais ir tokių dalykų užmatai. Arba aš grybauju, arba aš į pievas nuvarau. Kitaip nebūna. Neįsivaizduoju. Man biškį per karštą. Paukštynas. Šito kelio Google šis nėra.
Radau, ramiai einu. Vienas, visiškai vienas. O ką, tikiuosi, tai 2 valandėlės ir viskas. Kelionės pabaiga bus. Iki tikslo liko beveik 6 kilometrai. Bet jau negaliu. Galėtų tą mešką ateiti panešti ir suvalgyti. Nežinau. Jau sunkiai, jau tašme. Nežinau, ar kojas, mano kojas. Neįsivaizduoju. Nu va, tikslas kaip jau ir čia pat. Šiandienos tikslą dabar jau pasiekiau. Yes, viskas.